Sveikinu, prisijungus prie šio spontaniško laivo, kuriame jaučiu impulsą truputį pakalbėti apie pakilimo stebuklą, apie transformacijos stebuklą, kaip ir Budos yra pasakyta, kad didžiausias stebuklas yra žmogaus sugebėjimas keistis, transformuotis. Ir be abejo, tai turime omeny apie sąmoningą transformaciją, kuri veda į vis aukštesnę gyvenimo kokybę, kada vis daugiau neįsivaizduojamų galimybių nuostabiai patirti save atsiveria ir nustebina, ir pradžiugina. Kada priešingu atveju, jeigu mes pasiduodame vien tik nesąmoningumui, tai be abejo tada pokytis veda į vis didesnę kančią, kurioje aišku irgi negalime būti amžinai. Vis tiek anksčiau ir vėliau turime save kelti. Tai štai ir taip bendrai absoliučia prasme, kodėl visa tai vyksta, aš irgi jau truputį apie tai esu kalbėjęs, kad viskas vienu metu išbaigtume, tobulume yra tarytum niekas, tai yra tarytum beformis potencialas. Ir šis potencialas gali virsti į nuostabią patyrimo pasaką, per kurią mes galime įvertinti tą visą dievišką tobulumą, tik tada, kada mes santykinai save, savo patyrime, kaip dieviškas kibirkštėlės atskiriame nuo tos bendros visumos. Ir va štai čia yra visas šitas fizinis pasaulis. Ir šitie įsikūnijimai ir visa šita kelionė per atskirties iliuziją, kada mes dabar jau kildami pabundame, kad tai yra iliuzija ir mes tuo pačiu metu galime jausti vienybę su Dievu, su tobulumu ir tada daugiau jos vėlgi išreikšti per visą šitą skirties iliuziją, kuri tada tampa tikras palaiminimas, tikra dovana, o ne prakeiksmas. Va ir šitaip mes eitum nusileidžiame į žemiausias žemumas, pilnai viską užmirštame, iš kur mes atėjome ir tada po truputį taip statomės ir iš naujo galime tada įvertinti ir išgryninti tą grožį, tą meilę, kuris slypi to viso beformiškumo tarytum centre. Bet kad iš tikrųjų iki to centro dasikasti, kad jį įvertinti, tai turi ir būti šita kelionė, nusileidimo ir pakilimo kelionė, kuri be abejo ir visada vyksta. Net ir tam pačiam gyvenime mes nuolatos, ypač kas jau juda tuo sąmoningumo, dvasingumo keliu, sąmonėjimo, dvasėjimo keliu, tai mes patiriam nuolatos tuos judėjimus, kada mes pakylame, tada vėl nusileidžiame, integruojame, tada vėl pakylame, vėl integruojame ir stabilizuojamės tame pačiame pakilimo procese. Tai tas visas mūsų nesąmoningas periodas buvo tas periodas, kada mes lyg auginome gilias šaknis į žemę, tam, kad galėtume vėlgi kilti aukštai. Tačiau tame procese susikūrė labai daug nereikalingų, sakykime, tų pačių neuroninių jungčių, kurios siejasi su ta užmarštim, kančia ir įvairiausiais nesąmoningais šablonais. Bet kada mes pradedame sąmoningai save kelti ir kurti vis daugiau ir daugiau jau atnaujintų, pozityvių
neuroninių ryšių, įpročių ir taip toliau, tada tie visi kiti iš žemiau, tos visos kitos jungtis nebereikalingos, sakykime, jungtis į žemiau, jos tada pereina į aukščiau ir pradeda vėlgi atverti daugiau galimybių patirti save kylančioje gyvenimo kokybėje. Aišku, tam tikros vis tiek jungtis lieka, tos esminės jungtis, kurios atspindi tą mūsų įsižeminimą, tą gilų atspirties tašką, tai jos lieka, bet labai daug kitų pašalinių jungčių jos persijungia ir prisideda prie jau savo kaip medžio, kaip gyvybės medžio šakų auginimo, kurios tada tiesiasi į kosmosą, į kosminę sąmonę ir tada vėlgi jaučiant tą ryšį su kosminė sąmonė ir tuo pačiu turint vis tiek šitą atskirą avatarą, mes galime labai nuostabiai realizuoti, išreikšti, labai unikaliai prisidėti prie tos visos kosminės harmonijos. Tai štai, tai yra tikras stebuklas, tai yra tikras palaiminimas, kurį mes savo susikūrėme kaip Dievas. Ir taip, ir tada pagaunus tame momentumą mes tampame vis labiau ir labiau stabilus tame pakilimo procese ir padedam stabilizuotis kitiems. Tai mano irgi toks pats yra tikslas, su kuriuo aš dabar kviečiu į savo artėjantį internetinį kursą Kūno, proto, dvasios ir pasaulio tyrinimas. Tai aš planuoju jau šitą sausio 12 dieną pradėti, nors ir grupė dar sunkiai renkasi, tai tiesiog būtų gerai gauti grįžtamo ryšio, kas mane sekate ir tiesiog kad išsakytumėt, ar norite jungtis, galbūt laikas dar per ankstyvas po naujųjų metų, gal truputį tą pradžią patraukti į priekį. Jo, tai tiesiog duokite man žinoti apskritai, kaip visą tai, ką aš jau čia darau daug metų, kuo dalinuosi, kaip tai jums pasitarnauja ir ar jums to pakanka, kuo aš čia nemokamai dalinuosi, ar visgi norėtumėte turėti daugiau tiesioginio ryšio su manim ir eiti giliau į visą tai, ką aš dabar čia trumpai paminėjau, eiti į tai labiau praktiniu būdu, iš tikrųjų kurti naujus įpročius, iš tikrųjų stabilizuotis toje gero jautimosi būsenoje, kurioje ir trokštame būti. Tai čia yra pagrindinis iššūkis ir pagrindinis nuotykis. Stabilizuotis pilnai pabudusioje sąmonėje, pilnai širdyje susicentravusioje būsenoje, meilėje. Sužadinti tą iš tiesų neišsenkančią, trykštančią meilę gyvenimui. Ir daugiau nuo jos nebe nutolti. Tai čia aš jaučiu yra didžiausias mūsų iššūkis ir taip, ir didžiausias palaiminimas, kada mes priimame pilnai šitą iššūkį ir atliekame šitą didįjį darbą, šitą dieviškos sąmonės įkūnijimą šiame gyvenime. Tai išties jaučiu, jog tai yra labai gera, pati geriausia investicija jungtis prie šio artėjančio kurso. Tačiau jeigu kyla kažkokių
dar abejonių, klausimų, tai drąsiai rašykite, palaikykime gyvą ryšį ir šitaip mums visiems bus lengviau bei efektyviau patirti pakilimą, patirti šitą pakilimo stebuklą. Tai tiek tada šiam kartui ir daugiau informacijos nuorodoje ir linkiu pačio laimingiausio gyvenimo, kuris išties yra tavo, jisai tau priklauso, tau tai reikia tai pasiimti ir tai įtvirtinti savo patyrime. Tai su tuo aš ir esu čia, kad asistuoti tave, kaip ir save, ir ačiū labai, laimingai.